Sveiki, mes šiandien esame Naglis Gym sporto klube kartu su Sporto bulvaru ir šiandieną yra 5. pamoka, mokinsimės kristi. Kas tai yra labai svarbu, ne vien tik tais pačioje saviginoje ar kovos menuose, bet tai yra labai svarbu ir gyvenime, kada kartais žiemos metu tenka parslysti ir ne tik žiemos metu užkliūnama, parvirstama ir žmonės kartais susilaužo tai ranką, tai koją, tai prasiskelia galvą. Tai šiandieną rodysim ir aiškinsim, kaip reikia išmokti ir kad tai neatsitiktų netikėtoje situacijoje. Taigi, pradėsime nuo paprastų elementų, kurie tikrai yra nesudėtingi. Tai pirmas žingsnis tai yra tai, kad mes atsiklaupiam ir treniruosimės nukritimą ant šono, kada tiek sportininkai, tiek žmonės nesportuojantis, krisdami kartais gali susilaužyti ranką per riešą, per alkūnę arba tiesiog per petį. Tai šitoje vietoje kritimo metu reikia labai akcentuoti tai, kad mes turim susigrupuoti. Tiesiog pademonstruosiu ir po to jūs patys matysite, kur yra esminiai dalykai, esminiai principai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Taigi, kritimo metu labai svarbu susigrupuoti taip, kad su galva netrenktumėte į grindis ir neatsiremtumėte su alkūne arba, kaip ir minėjau, su riešu ir svoriu net laikydama ranką gali tiesiog išnirti vieną pusę arba tiesiog lūžti per vieną ar per kitą rankos dalį. Todėl labai svarbu nukritus ant šono išlaikyti galvą, neatsitrenkti ir tiesiog atsiploti su delnu į grindinį. Dar kartą pademonstruosiu, kaip tai atrodytų pradedant mokintis. Aš tiesiog krentu ant šonų ir atsiploju todėl, kad sumažinčiau atatranką kūno į grindis, atsiplodama su ranka sumažinu visą tai. Tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Vėlgi labai svarbu išlaikyti galvą, kad jinai netrenktų į grindinį. Rankos atsiplojimas sumažina atatranką kūno atsiremiant į grindinį. Kada atsiplojam su ranka, sumažina. Tai būtų į vieną pusę, į kitą pusę. Jeigu iš pradžių nesiseka ir nuo kelių padaryti šio pratimų, jūs tiesiog atsigulkite ant šonų. Kojos būna viena, šiuo atveju dešinė koja šonų, kairė kaip ir pastatyta ant pėdos, kad nebūtų susimušama kojos viena į kitą. Ir su ranka tiesiog kitą tokį judesį padaryti, tiesiog atsigulę ir išlaikydami galvą tokioj pozicijų, kad nebūtų atsitrenkiama į grindinį. Tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Ši ranka, kurios nereikia simušti, galite laikyti ant liemens ir tiesiog laikytis prie savęs. Taigi, pademonstruosiu, kaip tai gali atrodyti, kada mes krentam ant šono arba tiesiog mus bando prastumti įvairiose situacijose, kada nesusilaužyti rankos ar tiesiog nesusitraumuoti galvos ir neprasiskelti. Įsivaizduokit, jums kažkas užkabino už kojus ir jūs krentat ir štai atveju nukritimų metu jūs padarot atsiplojimą su ranka ir išlaikot galvą šitoj pozicijoj. Neatsiremiat ant alkūnės. Kaip tai atrodytų į kitą pusę. Koja paslydo ir aš nukritau. Kaip matot, koja ne viena į kitą nesusitrenkė. Šonuose atsidūrė. Ir ranka atsiplojo tam, kad sumažinti atatranką kūno į grindinį. Sugeria smūgio energiją. Ir jokių būdų nestatom rankos. Taip, o ranka yra šalia patogiai, kad galėtumėt gerai jaustis. Kritimai į priekį, kada einat ir užkliūnat, tai vėlgi prasidedam treniruotės, nekrentam jokių būdų ant rankų. Ant rankų kritimo metu taipogi galima susilaužti per riešą, per alkūnę ir per petį išsinarinti. Vėl kritimo metu jūs tiesiog atsiplojat ir sugeriat rankų smūgių metu, sugeriat smūgį korpuso. Vienu žodžiu, kada atsiplojat rankomis, smūgis nepilnas pereina jums į jūsų korpusą. Kaip tai atrodytų atsistojus? Aš tiesiog krentu ir atsiploju. Galvą taip pat išlaiko, kad jinai neatsimuštų į grindinį. Dažnai tenka susidurti su tokia situacija, kada tenka parvirsti atgal, ypač kada savigynos metu arba tiesiog kovos metu priešininkas parstumia jūs. Arba tiesiog traukdamiesi atgal užkliūnat. Todėl labai svarbu kritimų metu susigrupuoti. Vėlgi galvą aš išlaikau barzdą prispausdamas prie
krūtinės ir kad neatsitrenkt į grindinį ir vėlgi rankom atsiploju. Ir išlaikau poziciją akių, žiūrėdamas į viršų, kad matyčiau, kas dedasi ir kokioj pozicijoje yra priešininkas. Dar kartą. Tai yra, krentu atgal, užkliuvau ir kojas ištiesiau į priekį, kad neperverstų mane inercijos metu per galvą netektų persverst. Todėl aš atsiplodamas, kojas tiesdamas į priekį ir laikydamas galvą pakeltą, matau, kas vyksta prieš mane ir tuo pačiu nesusitraumuoju savo nei rankų, nei kojų, nei galvos. Taigi, mes dabar pademonstravom, kada mes užkliūnam, krentam atgal ir tiesiog apsisaugom savo galūnės tam, kad nesusitraumuoti ir neprasiskelti galvos arba tiesiog neužsistatyti guzo. Tačiau dar nepaminėjau, kad užkliūvus į priekį mes taip pat galim padaryti kaip kūlverstį. Vėlgi, tai pas mus sporto klube tai yra treniruojama ir tikrai greitai išmokinama. Ir aš tiesiog dabar pademonstruosiu, kaip tai darosi, kad jūs užkliuvę ne vien tik kristumėt ant rankų, bet tiesiog galėtumėt persiversti ir sėkmingai išvengti traumų. Tai atrodytų taip. Taigi, matėte 5. pamoką, tai yra kritimų technika, kaip ir minėjau, kurią verta išmokti visiems, tiek sportuojantiems, tiek nesportuojantiems. Ačiū visiems, kas žiūrėjote ir iki sekančių pamokėlių.